Kaip auginti vaiką, kuris būtų sėkmingas? Dalinuosi 4 pagrindiniais principais, kuriuos aš pats asmeniškai taikau ir kuriuos esu kažkada labai senai išgirdęs. Pirmas. Leiskite vaikui suklysti. Sėkmė neteina be nesėkmių. Svarbu ne tiek, kiek apsaugoti vaiką nuo sunkumų, o kiek išmokyti jį atsitiesti po nesėkmės. Antras. Ugdykite savarankiškumą. Kai vaikas mokosi priimti sprendimus pats, jis tampa labiau pasitikinti savimi ir nepriklausomas. Nebandykite išspręsti visko už jį. Duokite jam galimybę pačiam susidoroti su užduotimis, net ir mažomis. Trečia. Palaikykite, o nespauskite. Kartais tėvai, norėdami gero rezultato, pradeda per daug reikalauti. Tai gali sukelti vaikui stresą ir tiesiog jį demotyvuoti. Palaikykime vaiko siekius, bet nepaverskime jų lenktynėmis dėl rezultatų. Padėkime jam rasti savo kelią. Ir ketvirta. Ugdykime atsakomybės jausmą. Sėkmingi žmonės supranta, kad kiekvienas veiksmas turi pasekmes. Tai suteiks vaikui suvokimo apie disciplinos ir sąmoningumo svarbą gyvenime. Ir dar, aš kuriu turinį apie kokybiškus gyvenimo pokyčius. Jei tai tau aktualu, kviečiu mane pasiekti. Ačiū tau. Siunčiu tau šviesos.